Labą dieną ir sveiki vėl sugrįžę į LDK Global vieną iš seminarų ir šiandien ypatinga tema apie nedėkingumą. Tai pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad prisijungėte prie šio seminaro, žiūrite jį ir esate pasiruošę būti atvirais protais, klausyti tam, kad suprasti ir pastudijuoti tą, apie ką mes kalbame, o ne šiaip perskaičiau, paklausiau ir praėjo. Tai pirmiausiai dabar norėčiau pristatyti savo brolį, savo verslo partnerį ir LDK Global projekto bendrą kūrėją, Marių Germaną, santykių ekspertą. Sveiki visi, labas vakaras. Dėkoju Karoliui už pristatymą. Taip, ir Mariau. Taip, sakyk. Ir šiandien vakaro temos kaltininkas esu aš. Labai džiaugiuosi, kad galiu būti kaltininkas tokios temos, nes turėjom eilinį pokalbį su Karoliu, tokį lengvą, minkštą, gerai, kad mėlynių neliko, kuriame išsiaiškinau, kad esu nedėkingas už tai, ką turiu. Esu užsisukęs tam tikrame cikle ar įpratime nematyti ir nevertinti tokių dalykų, kur šiandien važiuojant iš tikrųjų supratau, kad grybą pjaunu. Ir labai stipriai grybą pjaunu. Tai apie tai plačiau šį vakarą pakalbėsime su Karoliu Stasiūnu, Legacy partnerį kūrėjų, su LDK bendrai kūrėjų, verslo coachu, mano broliu. Tai iš tikrųjų ir pradėkime tada galbūt nuo to, kad mes šiandien labai atvirom kortom varom ir iš tikrųjų tai mes visada varom tom atvirom kortom, nes kitaip nebeveikia ir kiek galima varyti propagandą per filtrą, kai, žinai, visas pasaulis pilnas nevertinimo, nedėkingumo ir neskaidrumo. Ir ta prasme, toje programoje yra ir vieta šiai temai. Ir nuo to iš tikrųjų norėčiau pradėti. Ir vat, mūsų pokalbių metu šiandien su Mariumi mes palėtėme tikrai ne vieną svarbų akibrokštą ir kaip Marius išsireiškė, gerai, kad mėlynių neliko, nes teko, kaip sakyt, nagais dantim įsikabinti į stalą, tačiau mes pramušėme tai, kas stovėjo ir kliudė pamatyti tiems dalykams. Ir noriu pasidalinti, kodėl aš pamačiau tuos dalykus, kodėl Marius pajėgė tai suprasti ir iš kur tai iš viso kyla tokie ir kitokio panašaus pobūdžio netingumo, nevertinimo faktoriai. Tai vienas pirmų dalykų socialinė tendencija, galbūt kultūrinė tendencija. Visas pasaulis sukasi ant to, kad norėk kažko daugiau nei turi. Ir visa ta ideologija, kur, žinai, kai mes, sakykime, mes augome posovietinėje šalyje, aš 96 gimimo, Marius dar ankstesnių metų gimimo, ir mes augome tais laikais, kur tikrai nebuvo visko daug, tačiau televizija buvo. Ir kai pradėjom žiūrėti filmus, kai pradėjom, kaip sakyti, eiti į pasaulį, matyti dalykus kitom prizmėm, kaip mums pateikiama yra per mediją, mes pradedame norėti kažko, ko mes neturime, ko mes negalime pasiekti. Ir lygiai taip pat aš atsimenu, kaip kentėjau nuo nedėkingumo savo gyvenime, gal net ne nuo dėkingumo, bet labiau nuo neįvertinimo, sakyčiau. Ir tas neįvertinimas kilo pas mane iš labai paprasto modelio. Tai visą gyvenimą užduodavau savo klausimą, kodėl aš gyvenu taip, o kiti gyvena taip. Tai yra ne susigulėjimas su tuo, kur esi dabar. Tai yra pagrindinis dalykas, apie kurį mes kalbame, kai kalbame apie dėkingumą, kai tu esi dėkingas už tai, ką turi dabar. Ir žinai, kaip sakant, esu meistriškumo siekiantis profesionalas. Tai tiek savo klientams, tiek savo broliams, tiek savo visai šeimai, tiek savo bendruomenėms, kurias kuriame, mes siekiame meistriškumo, aukščiausio meistriškumo lygio.
tame, ką mes darome su kiekvienu žingsniu, mes progresuojame, mes leidžiame valandas pokalbiams apie tai, kaip kažkas gali būti geriau. Ir tai nereiškia, kad mes nesame nedėkingi. Tai reiškia, kad mes matome natūralią gamtoje vyraujančią tendenciją augti, evoliucionuoti ir keistis. Tai yra pilnai normalu. Tačiau, kad tai įvyktų, yra momentas dabar. Ir jeigu tame momente dabar tu nesugebi įvertinti to, ką tu turi, tu automatiškai nesugebi matyti realių savybių, kurios turi tie dalykai, ką tau gali tai suteikti. Sakykime, tu turi pažinčių, tu esi verslininkas ar turi karjerą, turi pažinčių, tačiau jautiesi lyg tu mažas, nieko daug nepasiekęs, nieko daug nepadaręs. O buvai atsisėdus pagalvoti vieną apie paprastą dalyką, kiek vienas skambutis tavo gyvenime gali pakeisti ir tavo versle, tavo karjeroje tai gali pakeisti, ne? Kiek paprastas pagalbos prašymas, patarimo paprašymas, paslaugos paprašymas gali tau atverti durų? Koks potencialas tame yra? Ir čia mes kalbame apie labai specifinį atvejį, ne? O dabar pakalbėkime apie tokį fundamentalų, kai tu nesi dėkingas už tai, kad turi pavalgyti, kai tu nesi dėkingas, kad tu turi savo stogą virš galvos, kai tu nesi dėkingas už tai, kad turi sveikatą, kai tu turi sveiką, produktyvę, veiksnią šeimą. Va kur prasideda šaknis. Ir aš tai šitą vietą įvardinčiau per 4 prizmes. Tai dėkingumas sau, dėkingumas tau, dėkingumas visiems ir dėkingumas už viską. Ir pradėkime nuo to, kad dėkingumas sau. Ir čia iš tikrųjų norėčiau perduoti estafetę, mikrofoną savo kolegai Mariui, nes Marius labai puikiai gali pateikti dėkingumo prizmę per santykius, kaip dėkingumas iš savęs įtakoja mūsų santykius, nes tai yra sau, tau, tai vat yra ta tranzicija. Tai norėčiau, Mariau, kad pasidalintum tą tranziciją santykiuose, kaip praktikavimas dėkingumo ir vertinimo persimeta į santykius. Aš dabar truputį noriu iš toliau pradėti iš to pokalbio, kurį mes turėjom šiandien ir kame aš labai save pagavau, kame suvokimas pats atėjo, kur atsitrenkė, atrodo, į kaktą. Faktas, kad nesu dėkingas, nors praktikuoju vakarais dėkingumą su savo merginai ir visa kita, tačiau po pokalbio su Karoliu važiuoju mašiną ir galvoju, okei, turiu mylinčią merginą. Gerai. Ir man tai yra taip priimta, ta prasme, kad tai visada buvo mano gyvenime ir tai nebeturi vertės. Natūraliai aš pradedu to nebematyti, kur, tada taip atsitraukiu iš situacijos ir suvokiu, kad tai nėra duotybė, kad žmonės pas mane ir ateina dėl to, kad neturi antros pusės, arba turi tokią antrą pusę, kurios nemoka mylėti, kurios negali mylėti, kur aš tai priimu kaip, atrodo, kad čia kaip visiems taip duoti ir taip turi būti ir kitaip negali būti. Ir tuomet, kai aš priimu tuos dalykus, kurių iš tikrųjų už pinigus negalima nusipirkti, aš susifokusuoju į tai, ko aš neturiu, tada pradedu trauktis. Pradedu net atmetinėti tai, ką turiu, nes tai, ką turiu, atrodo neteisinga, atrodo, kad per mažai, atrodo, kad turi būti kitų kampų arba kita forma, negu turiu. Ir kai šiandien po pokalbio su Karoliu išgrynom, kad tai pas mane greičiausiai ateina iš mamos ir kad, kaip aš pasakiau, kad aš negaliu įvertinti, jeigu negaliu pamatyti. Ir mes iš to pradėjom kapstytis, kad aš dėl to, kad bijau pamatyti, yra kaltė turėti. Ir jeigu turiu, jaučiu kaltę, tada dalinuosi tam, kad neturėti ir vėl galėčiau grįžti į tą susimažinimą ir neturėjimo poziciją, kur vėl neturiu. Kaltė už tai, kad turi. Taip, kaltė už tai, kad turiu, tai geriau neturėsiu ir pyksiu, kad neturiu ir tada žinau, kaip tame operuoti. Ir kai suvokiu, kad aš turiu mylinčią merginą, aš turiu sveikatą, aš turiu išmintį, aš turiu kažkokią gyvenimišką patirtį, kuri padeda kitiems žmonėms. Aš turiu tokį brolį kaip Karolis, kur tai nėra kraujo ryšys, tačiau tai yra tikrai ne ką silpnesnis negu kraujo ryšys, tai, ką mes sugebėjome sukurti ir kūrėme kiekvieną dieną. Ir aš suprantu, kad žmonės to negali nusipirkti. Ir tada važiuodamas man,
turiu tai, kas yra neįperkama, o fokusuojuos į tai, ką neturiu, tam, kad galėčiau sėdėti savo užsišykęs. Gerai, ir tada dar praktikuoju dėkingumą vakarais. Ir kai, tarsi, dirbu su savim pastoviai, tai yra kelionė, tas darbas su savim, saviugda, coachingas. Ir kai aš suprantu, kad, sakykime, šitam saviugdos kely, coachingo kely esu 4-6 metai ir pas mane tokios programos iškyla, kur aš taip, kai dirbdamas su klientais, aš juos rykliais vadinu, kur, ta prasme, jau kai tokį pakeli, tai su juo negali jo paleisti. Nes yra labai lengva sugrįžti į tą programą, pagal kurią veiki iš baimės, pagal kurią esi įpratęs veikti pastoviai. Ir jeigu ją paleisi, tada ir grįši prie to pasirinkimo, kuris vyksta by default. Kaip čia lietuviškai, by default? Tiesiog kaip faktoriaus nustatymai tokie. Jo, gamykliniai nustatymai. Taip. Tai kaip pagal gamyklinius nustatymus grįžti į tai, kas jau nebetarnauja. Ir kai prasisuki keletą kartų tame, kas jau nebetarnauja, supranti, kad neverta to sukti. Kiek dar kartų, čia kaip su santykiais, kiek dar kartų tau reikės susirasti tą patį partnerį, taip pat nukentėti, kad tau daeitų, kad problema ne su tavim. Tai lygiai taip pat su manim. Reikėjo tokio stipraus kaip Karolis, tam, kad atsuktų į mane, nes aš pats nesugebėjau to pamatyti. Ir kartoju tai per gyvenimą jau ne pirmas ciklas ir tikrai ne antras ciklas. Ir tol, kol man griežtai nebuvo pasakyta į veidą, kaip, kas, kodėl, kur juostelė, kur nupiešta, kur minčių seka sudėliota, negalėjau aš to pats pamatyti. Ir va tas pokalbis įžiebė va tą lemputę, kur šią savaitę labai pradėjau mąstyti, o kas jeigu taip? O kas jeigu vis dėlto viskas vyksta tam, kad man būtų gerai? Pasakė, kad klientas nenori su manim dirbti. Gerai, vadinasi, ateis geresnis klientas, šitas vadinasi ne man. Kažkas pervedė pinigus, paskui atsiėmė pinigus. Ok, vadinasi, kažkas turi ateiti kažkas kito. Durys užsidaro ne veltui. Durys užsidaro tam, kad vartai atsivertų. Ir kadangi mano mąstymas buvo sufokusuotas į, o ko dar trūksta, kas su manim negerai, aš ir gaudavau atsakymus apie, kas su manim negerai, ko dar trūksta. Ir tada užsisuku į tą spiralę žemyn, įlendu į savo kampą ir tada iš aukos pozicijos stengiu susirasti, kas mane iš ten ištemps. Ir vat kaip Karolis paminėjo apie tai, kad dabar gyvename social media laikais, kai įkrentam į tam tikrus paveikslus, į tam tikras kaukes ir įsivaizduojam, kad galima pastoviai taip gyventi. Tai, ką daro Karolis, tai, ką darau aš dirbdamas su klientais, tai yra neįkainojama. Kai žmogus tau tiesiai šviesiai pasako, kaip, kas, ką mato. Ir tai yra daroma ne dėl to, kad žmogų sugriauti ar kažkaip jam pakenkti, tai yra daroma iš meilės tam, kad žmogus pagaliau atsimerktų ir galėtų augti viršų. Aš dabar šią savaitę turbūt stipriau pradėjau, nuo praeitos savaitės pradėjau stipriau networking, taikyti tai, ką išmokau iš Karolio ir žmonėm taip staigiai lemputės dega, kad dar nespėjau pamatuoti, bet poveikis yra ir tas poveikis vien dėl to, kad esi tikras, užduodi klausimus ir žmogus gali pamatyti savo reikalus greičiau negu galėjo iki šiol. Tai nežinau, dabar jaučiu neatsakiau į tą klausimą, kaip tu ten mane nukreipi į santykius, bet tai yra būtent tai, ką noriu pasakyti. Iš tikrųjų atsakėjai tai gal kiek kitaip per savo pačio patirtį, ką tu patyrei realizuodamas nedėkingumą ir kurioje vietoje jis pas tave buvo. Tai aš realiai, tada biškį pabrauksiu ties tą tranziciją tarp dėkingumas savo ir tau. Tai ir būtų tas pirmas dalykas, kad jeigu tu savo gyvenime jautiesi dėkingas už dalykus, kurie priklijuoti kažkokių tendencijų, socialinių tinklų, pavyzdžiui, už naują mašiną esi dėkingas, ten už kažkas babkės, ten, sakykime, už seksą, kad ten patenkina tavo poreikius, kad tu ten, žinai, tokie visi, pribambasai, tokie blizgučiai visi ir panašiai. Ir tada tu pradedi stumti žemyn fundamentalius, tokius pamatinius dalykus, kaip sveikata, šeima, kad tu esi, kad tu gali, kad pas tave rankos dirba, kad pas tave kojos juda, kad kaklas pasisukęs, nenulūžta galva ir panašiai. Tai yra fundamentalūs dalykai gyvenime, kurie mums yra tiek garantuoti, kad mes įsivaizduojame, jog jie garantuoti. Tačiau, jeigu mes prisėstume šiek tiek su refleksija ir suvoktume, jog tai, ką aš įvardinau, tie garantuoti tau gyvenimo duoti dalykai, jų tai nėra. Tai. Ta prasme, esmė yra ne tai, kad tu praktikuotum, o čia gali būti tai. Ne. Esmė yra, kad tu suvoktum trapumą to, ką tu turi,
Ir jeigu tu suvoksi tą pusę trapumo, rekomenduoju pažiūrėti į šitą pusę trapumo, kaip tas dėkingumas ir įvertinimas tau atsiperka jausmu, gerbuviu, Karoli, pilnatvė. Taip. paprašysiu, kad pavyzdį konkrečiai duotum situacijos, kaip paim kažką, kad žmonėm lengviau būtų prisijungti prie to, ką pasakei dabar. Gerai. Tai dabar, kai tu gyveni kiekvieną dieną įprastą normalų gyvenimą ir tu praktikuoji dėkingumą už mašinas, už ten kažką, automatiškai atsiranda nevertinimo padarinys. Nes tu nustoji dėkoti už pamatinius egzistencinius dalykus. Ta prasme, tu nesijauti dėkingas, tau tai garantuota, mano dėkingumas, ne? Kas yra egzistenciniai dalykai? Egzistenciniai dalykai, tai tavo sveikas ryšys su savimi, tavo maistas ant stalo, stogas virš galvos, sveikata, tu gali kvėpuoti, tu vaikštai, tu turi visus motorinius funkcijus, tu nesi kažkoks tais nerišlus, pasimetęs, ten kažkokią tais lygą turintis psichologinę, ne? Net ir su lyga psichologinė tu gali labai labai gerai judėti gyvenime. Tas yra labai daugybė pavyzdžių, kur žmonės susitvarko ir juda į priekį, ne? Tai fundamentalūs tokie egzistenciniai dalykai. Sakykim, turi ryšį su Dievu, tu, sakykime, jautiesi mylimas ir turi ką mylėti. Ne? Tai yra fundamentalūs dalykai, tokie egzistencinio lygio, kur man reikia va šitų dalykų, aš jaučiausi gyvas. Ne? Ir kai tu juos gauni gyvenime, ir tu pradedi juos, kaip sakyti, už juos nebebūti dėkingas ir tu priemi juos kaip garantuotus, automatiškai seka neįvertinimas, ne? Tada tau reikia, kadangi jau nėra dėkingumo, kai tau reikia to, žinai, boosterio, tokio iššauti kažko, kad jaustis geriau, tu automatiškai pradedi ieškoti, už ką būti dėkingu. Ir tu to ieškai per ką? Na, per kažkokį pasiekimą, per naują projektą, naują tikslą, daugiau pinigų, kita moteris, kažkokia patirtis, kažkas dar, kad tau leistų jaustis good, ne? Dabar, aš nežinau, ar jūs esate jautę troškulį, mes gyvenam civilizuotais laikais, tai gal kokią vasarą ten nuo bėgiojimo, nuo sporto kažkokio, ar ten tiesiog nebuvo progos atsigerti, staigiai išdžiuvo burna ir dabar Marius kaip tik atsigeras. Ir manau, jeigu esate patyrę troškulį, puikiai žinote, koks skanus yra vanduo, kai tu esi ištroškęs. Dabar pabandykit nekvėpuoti 2 minutės. Nu, prasme, rimtai, pabandykit nekvėpuoti 2 minutės ir tada įkvėpkit. Ir pasakykit man, kiek tai yra saldu. Ir kai suprasit, ant kiek tas oro gurkšnis yra saldus, aš jums rekomenduoju už jį padėkoti jį įkvepiant. Ir kai jūs pradedate dėkoti už tai, ką jūs turite fundamentaliai, pamatiniai, egzistenciniai prizmiai, va šitie pagrindiniai elementarūs dalykai, kuriuos mes daugiau mažiau visi turime, kai tu pradedi dėkoti už tai ir pradedi vertinti tai, tau automatiškai tampa lengviau pamatyti, kur dar ką gali vertinti ir kur dar turi kažką padėkoti. Tai automatiškai yra perėjimas iš sau į tau. Kai aš galiu padėkoti savo už tai, ką aš turiu, kai aš galiu padėkoti už viską, ką aš sukūriau, už savo indėlį, už savo pastangas, už tai, ką praėjau gyvenime, už tai, ką išmokau, už tai, kuom tapau, ką esu pajėgus daryti. Kai aš padėkoju už tai, tada aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad aš galiu padėkoti tau už tai, kad tu esi tarpininkas mano kelionėje ten, kur man reikia. Mes su Mariumi turėjom daugybę pokalbių ir galbūt čia Marius išdėjo labai gražiai žodžiai, žinai, kad čia Karolis tą aną, bet Marius taipogi padarė labai daug dėl manęs. Ir mes turėjome ne vieną sesiją, kurios metu Marius man padėjo pamatyti kitų kampų mano pačio praeitį. Kadangi mano praeityje buvo ganėtinai nemažai skausmo, žiaurumo savotiško ir neteisybės formato, automatiškai, kas susipažinę su neteisybės trauma, žinote, kad tokie žmonės yra dažniausiai nelankstus, jie turi labai stiprią ideologiją ir ta ideologija nėra atvira pokyčiui, tai jie žmonės tampa neatviri pokalbiui, kai jie yra sudirginami, kai jų saugumas yra sudirginamas, jie užsidaro, jie blokuoja, rankos rakinasi ir panašus dalykai, ne? Tasme, pas mane to nebėra daug metų ir aš tikrai esu to kalibro žmogus, kur jeigu tu man tiesiai šviesiai pasakysi, kad tu matai mano glitchą, tasme, aš būsiu čia su tavimi ir mes išsiaiškinsim, kas tai per glitchas. Ir aš tai padarysiu ne dėl to, kad tu tai sakai, o dėl to, kad tai yra dalis to, kas vyksta su manimi. Ir jeigu aš matau, kad tame yra tiesos,
kad yra menkiausias šansas, kad tame gali būti tiesos, aš nepaliksiu to tol, kol aš to neiškapstysiu ir nesiaiškinsiu, kur ir kaip tai man tarnauja. Tai vat, čia yra tas momentas, apie kuriuo Marius su jumis pasidalino savo patirtyje. Ir kai tu pradedi dėkoti už tuos pamatinius egzistencinius dalykus, tada tu tampi pajėgus. Tada tu tampi pajėgus dėkoti kažkam kitam. Ir tada tu pradedi įvertinti ir matyti tai, kas tau yra duodama iš pasaulio. Ir dabar pratęsiant tą mintį, tai kaip yra svarbu būti dėkingam, kad jautiesi mylimas. Ir tai nėra kalba, žinai, atrodo, sakykime, iš socialinių medijų dabar yra sudarytas, ar, sakykime, aš tokį įspūdį susidariau, kad tave turi mylėti tam tikro tipo, tam tikro ūgio, tam tikro sudėjimo žmogus, tam, kad tu galėtum būti dėkingas. Ok, o kaip apie tos žmonės, kur yra tavo broliai, kaip apie tos žmonės, kurie yra tavo tėvai? Aš klausydamas Karolio užsirašiau keletą dalykų, už kuriuos šiuo metu esu labai dėkingas, kurie yra, kurių vėlgi už pinigus nenusipirksi. Šiandien važiavau daryti technikinį ir prie to pačio aplankiau savo tėtį. Ir aš jį dabar lankau turbūt 2-3 kartus per savaitę. Ir aš jį galiu apsikabinti. Aš iš jo galiu gauti skambutį. Uždėk kainą ant to, kad gali paskambinti tėčiu arba kad gali apsikabinti tėtį. Uždėk kainą, kad tave myli žmogus taip, kad skiria savo laiko, savo dėmesio 100%, ne kažkur dėl to, kad neturi ką veikti, o dėl to, kad tu esi jo pasirinkimas. Kokia yra kaina tame? Va kaip Karolis paminėjo apie kokią kainą yra įkvėpimo. Kol kvepuojam jokios. O jeigu kažkas užkištų nosį burną, kaina turbūt staigiai pradėtų kilti. Ir man iš tikrųjų net šiurpuliai vaikšto, nes dabar tik tai suvokiu, ant kiek nevertinau, negalėjau pamatyti, tiesiog natūraliai nemačiau, kas pas mane, kiek visko pas mane yra, dėl to, kad fokusas buvo ant to, kad nėra taip ir taip, čia ir dabar. Ir toks net galva degė momentais, kur tipo, bet šitaip. Ir tada suvokiu, kad šitaip pastoviai būna, kad pergyvenu visiškai iš kažkokios programos, suvokiu, kad pastoviai susidėlioja. Nebuvo taip, kad nesusidėliotų. Bet fiškės galvoja dėl kažkokių priežasčių vis tiek dega ir atrodo išėjimo nėra. Kol iki šiandien, ir čia įdomus momentas. Man atrodo, kartais, ypač su Karoliu kalbant, aš medinis kartais jaučiuosi, kur tipo užtrunka 1,5 valandos tokio griežto coachingo, kad aš iš vis pamatyčiau, kas su manim daros. Kai dirbu su savimi, aš įsivaizduoju, kad aš čia toks lankstus, kad aš čia viską matau, kad aš čia, žinai, toks fainas, pukuotas. Ir tada, kai 2 valandas turi griežtai rodyti tam, kad aš galėčiau pamatyti, tada toks tipo, blemba, koks nesu lankstus ir ant kiek jaučiuosi sumedėjęs. Tačiau esu dėkingas, kad bent taip sugebu pamatyti. Tai prašom, Karoli. Iš tikrųjų pasidalinsiu tokią istoriją savo gyvenimo. Tai Marius pasakė, kokia vertė būtų galėti apsikabinti tėtį. Tai mano tėvas praleido 16 metų kalėjime ir aš visada turėjau galimybę bendrauti su jo telefonu, nuo mažų dienų aš ten lankydavausi pas jį kalėjime. Tačiau gyvenime nutiko dalykai, kur mūsų kelias išsiskyrė, kai man buvo 18 metų. Ir bandžiau porą kartų su juo bendrauti, tačiau paskui įvyko dar vienas įvykis, kuris kaip ir padėjo savotišką liniją, kurioje aš ant jo nepykau, aš jį supratau dar senesniais laikais, tačiau tiesiog nepadariau to žingsnio, kad nuvažiuot pas jį ir pasakyt, žiūrėk, aš tave myliu, aš tau atleidžiu ir aš tave suprantu. Ir pas mane nutiko situacija, kur aš susiplanavau kelionę į Lietuvą, būtent tai padaryti, nuvažiuoti pas savo tėtį, aplankyti jį, atsisėsti su juo, pasakyti jam, kad jisai gali savęs nebekaltinti, bent jau dėl manęs, ir kad, aš jį myliu, kad aš suprantu, kodėl jisai taip elgėsi ir kodėl jisai nugyveno tą, ką nugyveno.
Ir ko pasakoje mano draugui nutiko bėda. Jis papuolė į bėdą, į didelę bėdą ir aš buvau vienintelis žmogus, su kuriuo jis galėjo pasitikėti, kad palikti savo kompaniją, tas nemažas verslas, 10 žmonių komanda. Ir jis turėjo išvažiuoti iš šalies tuo metu, ten kebli situacija buvo ir aš likau kaip verslo prižiūrėtojas. Ir tuo metu, kai aš likau, po savaitės laiko gaunu žinutę spalio 15 dieną, jog mano tėvas numirė. Ir pirmiausiai, tai tasme net nustebau, kad ganėtinai stipriai tvirtai sureagavau. Aišku, pateisinau tai tuom, kad mes negyvenom kartu, kad mes neleidom daug laiko kartu, kad tas mano ryšys buvo užspaustas, užblokuotas, dėl saugumo jausmo automatiškai, kad manęs tai nekankintų ir panašiai. Tačiau praėjus porai savaičių, 2 dienas tiesiog sprogdavau emocijomis, tiesiog nueinu į šoną ir užtekdavo kažką pamatyti, perskaityti ar tiesiog mintį gauti ir prapliupdavau viduj pradžioje, paskui prapliupau ir išorėje. Ir kai Marius pasakė, kaip mes įvertintume, tai mes negalim to įvertinti. Dėl to, kad pirmas dalykas, tai kur esame mes dabar, mes nežinome, koks tai būtų pokalbis, kokio gylio, kokio lygio ir ką mes patirtume tame. Ir gebėjimas padėkoti už tokius dalykus, tai yra dovana. Nes kai tu sugebi už tai padėkoti, tu sugebi įvertinti. Kai tu sugebi įvertinti, tu sugebi imtis veiksmų. Tu nesi vidutiniškas, tu nesi atsijungęs, tu nesi nutolęs, tu supranti akimirkos vertę. Ir žinai, kaip kažkada, Mariau, mes kalbėjome apie vaikų auginimą ir man tik tais gimęs buvo leliukas, tu jau visas tėvas, žinai, tetukas, dukra pas tą. Ir aš turėjau kitokias sąlygas, aš turėjau brolius ir man gavos taip, kad aš neturėjau kito pasirinkimo, kadangi mama mane augino viena, aš nuo 8 metų sėsdavau prie stalo ir mano mama su manim dalindavosi problemomis ir mes kartu spręsdavomės. Ir 12 metų, kaip suprantat, gimė mano pirmas brolis, tai 14 antras ir aš jau kaip ir be variantų buvau, toks kaip ir pagalbininkas, prižiūrėtojas, toks, žinai, ten išvest pabūt, ten pampersą pakeisti, ten kažkas tokio, visokie tokie niuansai. Išnaudojamas tikrai nebuvau, nuostabi mama ir nuostabus broliai. Čia jau kalbame apie patį faktą, kaip mes parodome dėkingumą. Ir žinot, kaip aš parodau dėkingumą, pavyzdžiui, viena iš vertybių, kurias mes susikūrėme su šeima, nesvarbu, tikrai daug toksiškų santykių pas mane buvo su mama, tačiau mes vieną vertybę išsaugojom iki šių dienų ir tai tęsiasi. Tai kiekvieną dieną labas rytas ir labanaktis. Ir man atrodo, su tavim, Mariau, mes kalbėjom, ar tavo klientui, Mariau, man atrodo, esu sakęs tą patį patarimą, jog, gerai, kodėl tiesiog 5 minutėm nepaskambinti, kodėl tiesiog nepaimt, nusiųsti vaizdo įrašo, žinai, jeigu ten neina ar kažkas tokio. Ir tokie elementarūs dalykai, kur, sakykime, ypač kai šeimos išsiskyrusios, tėvai tokie, jie praranda tą akimirkos vertę. Mes prarandame akimirkos kainą ir kai mes prarandame akimirkos kainą, mes nustojame vertinti mažus dalykus. Kas yra avalanšė? Tai sniego šliaužtinukas. Nežinau kaip lietuviškai. Nesvarbu, išmoksiu. Tai esmė, kad būtent tas sniego griūtis, jinai prasideda nuo mažų virpesių, nuo mažų judesių, nuo mažos sniego lavinos. Lavina, sniego lavina. Ir išmokau. Ir esmė tame, kad kai mes pradedame nevertinti, vyksta maži drebėjimai. Maži drebėjimai vyksta. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir įvertini kada? Tik tais tada, kada pamatai, kad pareina kilometras. Ir va čia, žinai, čia yra pamatiniai dalykai, čia yra egzistenciniai dalykai. Ir tu paim paprastą variantą, ne? Kodėl mylim mes savo vaikus? Kodėl mes mylim savo šeimos narius? Ar dėl to, kad mes kažką iš jų gaunam? Ar dėl to, kad mes galim juos mylėti? Vienas iš dalykų, ką mes dar šiandien pokalbį prieš pradedant tą intensyvę Mariaus sesiją,
mes turėjom pokalbį apie mano vaikystės meilę. Ir vienas iš dalykų, ką aš paskui prisėdau rašyti straipsnį, ir vienas iš dalykų buvo tas, kad kas yra vaikystės meilė? Kas apskritai yra žmogaus meilė? Ir vienas iš tų dalykų, kas yra žmogaus meilė, tai man pirmas žodis kilo, tai savanaudiškas poreikis gauti kažką, ko tu neturi, ko tu trokšti, ko tau trūksta iš kito žmogaus, kur tu nevertini to, jog tu gali pats savimi pasirūpinti, kur gali savo suteikti tą meilę. Ir ar tu galėtum kaltinti vaiką, kad jisai nedėkingas, kad jisai nesuteikia savo meilės? Ne, tai yra ne apie tai. Tai yra apie tai, kad tu neturi įrankių suprasti, kas yra meilė. Tu ją supranti taip, kaip tu pajėgi. Tai, kas tau suteikta, tai, kas tavy suformuota, taip kaip tu augai, buvai auklėtas, kaip kokį tau pavyzdį meilės rodė, taip tu ir supranti, tokio, kokio nedavė, tu dėl tokio pačio ir sieki. Taip? Ir ta meilė, žinai, kai mes kažko norime ir tada gauname. Ir aš nepamiršiu, kai man daktarė Žuzana Faicak, mūsų su Mariumi mentorė, pasakė, sako, žinai, Karoli, kas yra, sako, blogiau už norą, sako, kas blogiau už troškimą, sakau, kas, sako, nenoras. Sako, kai tu visą gyvenimą norėjai seksualios, dailios blondinės ir gavę seksualią dailę blondinę, tu pradedi jos nebenorėti ir pradedi norėti tos brunetės. Tada tu sakai pats savo, žinai ką, man good, aš gavau, bet žinai ką, vyniok, man nepakanka. Trūkumas. Tada tu pradedi gauti trūkumą. Tada tu pradedi matyti trūkumą, siekti trūkumo. Tu nesugebi pagauti pilnatvės. Nes viskas, kas tavo galvoj sukas, yra trūkumas. Ir vaikštai kaip trumpas trūkumas. Čia kaip tam anekdote, nežinau, ar girdėjo tokį anekdotą, jis toks biški savotiškos spalvos bus, bet pasidalinsiu. Tai eina stiuardesė lėktuve ir mato, sėdi vyrukas, o pas jį galiukas išlindęs. Jinai prieina ir sako, gerbiamasis, sako, atsiprašau, sako, aš nežinau, kaip tai nuskambės, pas jūs galiukas išlindęs, sako, juokite, ar ką čia, žinai. O jis sako, nori, sako, aš tave pralinksminsiu. Sako, sako, čia negaliukas, čia visas. Tai taip ir gyvenime yra. Kai tu esi nedėkingas, tu automatiškai eini su tuo galiuku išlindusiu, kuris yra visas. Ir tau nėra kito varianto, tik būti su galiuku, nes tu su trūkumu vaikštai. Taip, aš šią savaitę kaip tik turėjau dar vieną sesiją su daktarė Žana. Ir vėl per savo prizmę pasidalinsiu. Augdamas iš tėvų negaudavau kalėdinių dovanų, arba tos dovanos būdavo labai praktiškos. Tai būdavo kėdai, kojinės, rankšluosčiai. Ir mama parašydavo dažniausiai kokį nors gražų laišką man. Dabar pokalbis pas mane vyko su daktarė Žužana apie tai, kad buvo etapai gyvenime, kur negalėjau dukrai nupirkti dovanų. Buvo etapai gyvenime, kur pirkdavau dovanas, nes įsivaizdavau, kad tai parodysiu jai meilę. Ir va dabar beklausant Karolio suvokiau, kad ir čia ir Žužanas iš tikrųjų buvo klaustas, kad man nedovanų reikėjo, man reikėjo, kad tėtis praleistų laiko su manim. Kokybiško laiko, man tarsi tos dovanos 100 metų. Aišku, čia į mokyklą nuėjus buvo svarbu, kas kokias dovanas gaus, bet visada norėjau praleisti kokybiško laiko su savo tėčiu. Ir šią savaitę, kai buvau paklaustas daktarės apie tai, kad o ką aš galiu duoti? Aš galiu duoti savo laiką, savo neišdalintą dėmesį. Aš galiu duoti savo atvirą širdį. Aš galiu parodyti tokį dėmesį, kur tikrai ne visi žmonės gali, moka, nori, gali, moka ir nori priimti save iki tokio gylio, iki kokio gylio priėjau pats. Tai nesakau, kad tai yra kažkoks galutinis taškas, tačiau žinau, kad šitame gylyje
santykiai ir ryšiai yra visiškai kitokios kokybės. Ta prasme, apie tai, kas yra rodoma social medijos arba kas yra propaguojama socialinės medijos kaip siekiamybė, nu, tai ten tikrai siekiamybė tikrai ne man. Žinau, kokią to kainą ir tai, ką kuriu dabar ir gebu patirti vien dėl to, kad leidžiu savo jausti, kad moku sukoncentruoti šitą jautrų dėmesį, šitą kokybišką dėmesį, neišskaidydamas jo į kažkur kažką kažkaip ar kažkada. Aš žinau, kad aš galiu savo dukrai parodyti pavyzdį, koks vyras turi būti. Aš žinau, kad aš galiu savo dukrai parodyti, kad ir vyrai turi jausmus, kad ir vyrai gali verkti, kad ir vyram būna sunku. Ir tuo pačiu vyrai gali būti labai stiprus ir labai galingi ir padėti savo emocijas iš šono. Ir manau, kad tai yra vienas pagrindinių dalykų tam, kad dukra ar sūnus galėtų kurti savo laimingus santykius. Jo, žinai, kai pakalbėjai apie Kalėdas, prisiminiau ir pereisiu kaip tik iš tau visiems dėkingumas. Tai atsimenu, 2 metai, man atrodo, buvo, jo, 1 metai pas mane buvo visai solidžiai ten gavosi užbaigti metus. Ir tada 2 metai buvo, tai 2000, čia aš apie savo verslo karjeros pradžios metus, tai 2017 metų gruodis, tarp kitko sporto ložiai kūriau gruodžio 5 dieną, kas, na, aišku, man ten ilgai jokio pelno nenešė. Bet esmė tame buvo, kad tie metai pas mane buvo 2017 metų gegužę, aš patekau į avariją, įnikau į narkotikus, kas jau buvo pas mane užsisukęs reikalas. Aš jau praktikavau tai iki avarijos ir po avarijos aš įnikau į savidestrukciją, į savęs naikinimą. Ir tie metai pas mane buvo, gruodžio mėnesis buvo labai tuščias. Ir mano mama negalėjo nieko nupirkti mano broliams kalėdoms. Ir gavos taip, kad aš gruodžio 22 dieną, man atrodo, visiškai sėdėjau ant nulio. Susimokėjau, man atrodo, už stoką aš ten kažkaip ir kažkur kažkas dar iškrito ir vienu žodžiu pardavimų nepadariau tiek tokių, kokių reikėjo ten padaryti, ką buvau numatęs, na, kadangi šventės, automatiškai žmonės taip neperka. Bandžiau ten pardavinėti bandlus, pakuotės, kad ten kalėdoms dovanų, tačiau tai ten per daugiausiai nepaėjo, nu vienu žodžiu gavosi išėjau taip, kad vos nelygiu. Ir gruodžio 23 dieną aš jau, ta prasme, buvau nusiteikęs, kad, na, aš tų pinigų kaip ir jau neturiu ir supratau, kad to nebus. Ir gruodžio 23 dieną man vienas klientas parašo: labas Karoli, nutariau savo kalėdoms pasidaryti dovanų, man reikia viso pilno produkcijos asortimento, žinai, visko ten po porą. Ok, man ten gavos 600 kažkiek ir man liko iš to pusę. Ir žinai, kai tu matai, kai aš mačiau visą gyvenimą, kaip mano mama stengėsi taip, kaip jinai galėjo. Ir buvo momentų, kur jinai, mano akyse nustojo stengtis. Aš pradėjau matyti, kad jinai pasidavė. Vienintelis dalykas, ką jinai stengėsi, tai išlaikyti mūsų pavalgysius ir gyvus, bet jinai nustojo stengtis dėl savęs. Ir man taip lengva buvo ją nuteisti, kad tu čia nebegyveni dėl savęs, tu čia iškeitei save į tai, kad tu dabar pateisini, jog tu rūpinėsi vaikais ir panašiai. Aš visuomet turėjau tą požiūrį, jog tu turi rūpintis pirmiausiai savimi. Ir kai aš galėjau tas kalėdas pasirūpinti savo šeimą, kai tas dėkingumas atėjo į tai, kad aš kiekvieną centą, kurį gavau, aš išleidau ant maisto, aš atvežiau pilnas tašės maisto, aš nupirkau dovanas, tarp kitko nupirkau dovaną ir savo, nupirkau nerf šautuvus, 2 lankus nerf ir man atrodo, ten po šautuvo kažkaip gavos kažkas tokio. Tai aš su jaunimu pats lakstydavau kartu ir žaisdavau, tai jie dar tikėjo tuo metu kalėdų senelių, kadangi mama pasakė, jog yra kalėdų senelis. Tai aš irgi tiesiau tą tradiciją, tai mes ten padarėm viską, kaip turi būti, jie ten buvo nustebinti, nes kalėdų senis ant stogo, ten dun darė, vienu žodžiu. Mintį suprantat.
tas jausmas, tas vaizdas, kai aš stovėjau iš šono ir supratau, kaip aš praslydau, kaip man vat suteikta buvo, tada, kada labiausiai reikėjo. Tas mes šeima būtų likus prie kūčių stalo nevalgius. Ir va taip, tie 300 svarų buvo, tas iš dangaus grinai, daugiau nei vienas pardavimas neįvyko, tie 300 svarų man liko ir aš tuos 300 svarų pilnai padėjau. Ir paskui po 24, nu, 25 ar 26 dieną pas mane ten dar įkrito, na ir pradėjau važiuoti, kadangi sporto industrijoje sausio mėnesį pas mane. Tai va, bet tas kalėdinis periodas ir pati sausio pradžia būna tokia labiau stabdis. Ir vienu žodžiu jo, ir va tas vat jausmas, kai tu gali matyti iš šono, kad tai, už ką tu arba esi dėkingas arba ne, tu galbūt nepadėkosi už tuos 300, nes tai čia turi ateiti, aš turiu parduoti, kaip čia man čia turi būti dabar viskas, ne? Bet tokiu momentu, tokioj situacijai, tu supranti tavo vertę kitokią, tai nebėra 300 svarų. Tai ne 300 svarų vertė. Tai yra 3 sielos, 3 šypsenos veiduose, kurias sukūrė 4 su mano, kurios buvo sukurtos dėka to fenomenalaus įvykio, kuris atėjo būtent tuo momentu, kai man to labiausiai reikėjo. Ir kiek tokių kartų, Mariau, mielas klausytoja, tavo gyvenime buvo. Ir aš visų savo klientų klausiu vieną ar to pačiu klausimą. O tu gyvenime nepastebėjai, kad kiekvieną kartą, kai šikna, kiekvieną kartą, kai įlendi į tą kampą, tu iš jo išlendi, tau yra sukūriamos sąlygos arba tu jas susikūri pats, kad išlysti iš to. Visada, be išimčių. Kartais atrodo, kad išlindai murzinas, apsidaužęs. Okei, reikėjo. Yra to japoniška patarlė. Joks vyras įlipęs į tą pačią upę nestovės toje pačioje vietoje. Tai lygiai taip pat vyras, moteris, nesvarbu. Esmė yra, kad ką tu matai savo gyvenime, iš to, ką tu turi, iš to, ką tu gauni ir ką tu su to darai. Nes jeigu tu nori pasirūpinti kitais, jeigu tu nori pajausti tą galimybę aprūpinti šeimą, jeigu nori būti tas, kuris gali dalinti su pasauliu, pirmiausiai tu turi įvertinti tai, kad tu gali tai daryti. Tu pats prieš save, sau. Tada tu gali padėkoti kitam, kad tu turi galimybę jam padėti. Ir tada eiti į pasaulį ir dalintis. Už tai ir sakoma, kad turtai ir valdžia duodami yra tik tai stipriems žmonėms. Taip, tai... Ir čia, o čia labai didelis dalykas, ką aš dabar pasakiau. Ir čia ateina momentas, kur ar tu esi dėkingas, priėmęs, atleidęs savo, kad tu būtum pajėgus tai išlaikyti. Ir valdžia nekalbu apie valstybę, kalbu apie savivaldą. Kalbu apie savęs meistriškumą. Ar matei silpną žmogų, kuris būtų įvaldęs save, ar rodytų ženklų savęs įvaldymo? Ne. Nes nėra nuoširdumo. Čia yra, mano matymu, čia yra stiprybė. Čia yra valdžia. O čia yra valdžia, netiesioginė. Tai yra vienintelė valdžia, kurią tu gauni gyvenime per praėjimą. Per praėjimą sunkumų, per praėjimą patirčių, per praėjimą gerų momentų. Ir tai kaip tu paimi sunkų momentą ir tai kaip tu paimi gerą momentą ir ką tu su jais padarai. Va tai parodo tavo tikrą charakterį. Tai visiškai su tavim sutinku, Karoli. Pabaigai tik norėčiau dar pridėti, kad man patiko labai paralelę paimta apie tai, kad, žinai, važiuoja vyras po darbo
sėdi troleibuse toks, nėra pinigų, šūdinas atlyginimas, ten viršininkas gaidys, žmona užknisa ir toks, ir kiekvieną dieną, žinai, po darbo sėdi troleibuse ir suka tą pačią plokštelę. Sekančiui prie jo sėdi Dievas, visata ir užsirašinėja. Viršininkas gaidys, atlyginimas, bet žmona ten nafik ir jų užknisa. Nu, taigi viską turi. Taip ir paliekam. Apie tą patį, tai vat, kai mes sugebam būti dėkingi už tai, ką mes priemam kaip garantuotą, už tuos pagrindinius savo poreikius, tuomet visata gali mums suteikti daugiau. Tačiau, kai mes pradedam būti nedėkingi dėl to, kad kažkas ar vienas momentas, viena detalė yra ne tokia, kaip mes galvom, kad turi būti, nes turi būti kitaip, tuomet visata parodo, kaip gali būti kitaip, nes mes patys tą užsakymą savo ir paleidom tą visatą Dievui, ar nesvarbu, kuo jūs tikite. Tai gal tada pabaigai paliesiu 4 momentą, to, kaip aš matau dėkingumą ir kur vyksta dėkingumas, kur vyksta nedėkingumas. Tai kaip ir minėjau, savo, tau, visiems ir viskam. Ir paimkim paprastą labai rinkos pavyzdį, ne? Tai dabar pirmiausiai tai tau turi ateiti idėja. Jo? Tada tu turi rasti partnerius, kažką, su kuo tu galbūt įgyvendinsi, ar kažkoks patarimas, galbūt kažkokios pagalbos sulauksi, kažkur turi nueiti gauti informacijos, palaikymo, įrankių, kad įgyvendinti savo idėją. Sekantis epizodas yra, kad tą savo idėją tu turi pateikti pasauliui. Tu turi ją, jeigu tai yra produktas, tu turi jį parduoti, jeigu tai yra paslauga, taipogi turi parduoti, tai turi būti reikalinga. Ir dabar, kai sakau viskam už viską, tai yra feedbackas, kurį tu gauni atgal. Tai yra grąža, kuri grįžta tau. Tai yra kaip tu įvertinai tą idėją. Jeigu tu dabar būsi nedėkingas už idėją tą, kurią turi, tu jos neįvertinsi. Automatiškai tau nebus dėl ko nueiti pas kažką pasitart, nebus už ką padėkoti jam. Kadangi tu neįvertinai idėjos, nenuėjai pasitariai, nėra kam ką ir parduoti, nes, apie ką kalba eina, ne? Ir, tada nėra grąžos. O ta grąža, kurią tu gauni, šiaip yra grąža to, kad tu nepadarėjai to. Tai yra savigrauža, savęs kaltinimas, ne? Ir kiti panašus jausmai ir mintis, su kuriomis mes susidurime. Tai jeigu tu pažvelgsi šitą labai paprastą prizmę, padėkok savo už kiekvieną crazy idėją, už viską, per ką tu praėjai, ką tu pabandėjai. Aš tiek daugybę kartų sudeginau dalykus, kuriuos aš bandžiau. Aš tiek daugybę kartų numečiau dalykus, kuriuos bandžiau. Tačiau yra dalykai, kuriuos aš niekada nenumečiau. Ir vienintelis faktas, ko aš gyvenime nenumečiau, tai buvimo tuo, kuom aš gimiau būti. Tai geriausia savęs versija. Nesvarbu, patinka, nepatinka, nori, nenori, reikia, nereikia, neįdomu. Visiškai. Geriausia savęs versija, čia ir dabar. Ir jeigu aš galiu už tai būti dėkingas, aš galiu nueiti pas žmogų, paprašyti patarimo, aš galiu pasiūlyti savo pagalbą, aš galiu būti naudingas, aš galiu gauti naudos, visa tai gali atnešti aplinkai, pasauliui naudos ir tai duos man grąžą. Grąžą kokią? Stogas už galvos, pavalgęs, papildomi resursai kūrybai, papildomi komandos nariai, pasiekiai kažkokioj formui tai grįžta. Tad atsiminkit, labai paprastai, nesvarbu, ką tu gyvenime kuri, darai, ko tu nori, ko tu nenori, dėkingumas prasideda nuo savęs. Kitaip nėra. Aš dar iš tikrųjų prisiminiau, kaip paminėjai, apie viskam. Pradėjau praktikuoti dėkingumą gamtai, dėkingumą medžiams, dėkingumą smėliui, vandeniui, nes šiuo metu gyvenu Kaune, Petrašiūnuose ir turiu nuostabų Pažaislio parką, kuriame galiu vaikščioti, nes man gamta yra labai svarbu, kad galėčiau kažkur netoli manęs, kad jinai būtų, kad galėčiau išeiti galvą pravėdinti. Ir mes ir to neįvertinam, ar aš, sakykime, to anksčiau neįvertinam, bet mes kvėpuojam vien dėl to, kad medžiai yra.
Mes atsipalaiduojame, kai turim smėlį šalia, kai turim jūrą, ežerą, vandenį kažkokį šalia. Tačiau priimam tai lyg taip turi būti, nes mes tokie faini ir mums tiesiog gyvenimas turi duoti. Tai žinokit, kad tikrai taip nėra. Ir kai pradėsit praktikuoti dėkingumą, nuoširdų dėkingumą šitiem paprastiem dalykam, pamatysit, kaip visata pradės krauti dovanas jūsų krepšį. Tai dabar aš turbūt... Mariau, vienas dalykas, pasidalinai labai svarbių epizodų apie gamtą ir noriu pasidalinti vienu dalyku, ką praktikuoju, kas taipogi labai surezonuos 4 prizmėse, kas taipogi tau patiks ir mūsų klausytojams. Tai kaip galima mokinti dėkingumo 12 mėnesių? Ar, aš ten dar anksčiau aš pradėjau tai daryti su juo, tačiau pasidalinti noriu praktiką, kuri įrodo būtent šitų keturių etapų principą, ne? Tai pirmiausiai, paimkime pavyzdį, ar aš galėčiau išmokinti vaiką, jau nesvarbu kokius amžiaus, ar aš galėčiau išmokinti vaiką dėkingumo gamtai, jeigu aš pats nebūčiau dėkingas gamtai? No chance, nėra šansų. Tasme, kaip aš galiu kažką kitą mokinti dėkingumo, aš pats nesu dėkingas, už ką čia dėkoti, kam? Medžiui? Suprantat mintį, ne? Tai dabar, kadangi aš pats turiu nuostabų ryšį su gamta, nes, tai kas ir esu, ir mano mažylis, jisai nuo mažų dienų labai rodė vizualų kūno kalbą, rodė susidomėjimą medžiais. Ir ką aš pradėjau daryti, šitą nuo mėnesio, dar anksčiau negu mėnesio, aš jį prineždavau prie medžio, prie lapukų, ir šiam, kol pradžiai jis ten nesusigrabaliodavo, aš jį prie veido jam priliesdavau lapukus. Ten paskui, kai pradėjo gaudyti, jau čiupinėti, jau pradėdavau. Aišku, pradžiui jisai pasiimdavo, ir duok čia, pasiimdavo, kiek jam reikia. Paskui pradėjome suprasti, ką reiškia myliu. Kad gražiai reikia. Pradėjom praktikuoti tai, kad vaikas prieina prie medžių ir jis jį glosto, lapukus glosto. Prieinam prisiglaudžiamą būdų su veidu prie medžių. Ką mes praktikuojame? Mes praktikuojame dėkingumą. Tai pirmiausia, aš praktikuoju pats. Tada aš galiu išmokinti dėkingumo savo mažylį. Tada mano mažylis eis į pasaulį ir dalinsis dėkingumu su visais kitais. Ir ką tai atneš mums atgal? Tai atneš mums vaisius. Tai atneš vaikui ramesnį, geresnį, kokybiškesnį, meilės prisotintą gyvenimą. Ir tai sukurs sąlygas kitiems to išmokti. Va tai ir yra paprastas pavyzdys ir paprastas faktas to, kad pradėkime nuo savęs ir pasaulis seks paskui. Ačiū. Tikrai taip, tai kviečiu visus įsijungti kameras ir padiskutuoti. Ar užduoti klausimus, ar savo pasitikrinti, kaip jau jums čia jaučiasi noris. Tai gal pakelkite rankas, kad būtų galima matyti, kas čia ką veikia. Ar jau visi išjungia kameras ir išėjo? Ne, turim dar visą kolektyvą panašu. Dianos tik, man atrodo, nebėra. Gal Dianai su internetu vėl reikaliuką. Diana, žinutę mačiau, kad turėjau veikti anksčiau. Ok. Tai gerai, ar turit klausimų kažkokių, ar pastebėjimų, ar savo pasidalinimų gal norit pridėti? Aš manau, kad čia viskas taip gražiai ir jautriai buvo sudėliota ir supasakota, kad čia nėra nei daugiau ko papildyti, nei ką atimti. Dėkui, Mariu. Aš norėčiau galbūt paklausti, ar tiesiog paklausti jūsų nuomonės, gal su tuo dėkingumu. Aš praktikuoju dėkingumą pati. Praktikuoju už dalykus, kurie tiesiog yra, kitiem atrodytų. Vieną dalyką aš pastebėjau, kad mano žodžiai, sakykime, ne visiškai atitinka mano dėkingumą. Galbūt arba aš čia tiesiog save tai bandau išsianalizuoti labai giliai, bet sakykime, aš dėkoju, kad esu mama, dėkoju, kad mano vaikai išgyvena, nes buvo ne vienas iki, kada buvo pasakyta, kad jie neišgyvens, kad jie gimė 6 mėnesių dvynukai ir per gimimą jie neišgyvens. Ir dabar, sakykime, tą dėkingumą, aš už tai dėkoju,
Bet ypatingai mano vienas sūnus yra diagnozuotas cerebraliniu paralyžiumi ir jisai nevaikšto, nekalba. Ir aš kažkaip gan sunkiai sukuriu su juo ryšį. Jis ilgai buvo ligoninėje, ilgiau negu kad mano kitas sūnus. Ir aš dėkoju, kad esu mama, bet nejaučiu, kad turim tą ryšį ir karts nuo karto netgi atrodo, iš čia, ta prasme, viskas gerai. Aišku, aš nekalbu apie tuos dalykus, kad ten pamaitinti, ar pakeisti, ar kažką padėti, ar kad jisai jaustųsi sveikas ir visa kita, bet kad kažkaip rasti ryšį, rasti laiką, kaip su juo praleisti. Aš nepasakyčiau, kad aš labai stengiuosi, jeigu taip atvirai prieš save. Erika, labai tau ačiū. Nežinau, galbūt Marius turės kažką pridurti. Ačiū tau, kad tuo pasidalinai taip atvirai ir stipriai. Ir aš tau tik vieną dalyką pasakysiu jo. Tai atsimink, kad kai yra kažkaip kitaip nei galėtų būti jo, mes tada esam tie, kurie nusprendžiam, kaip turi būti. Ir kai tu sakai, kad esi dėkinga ir tu esi labai puikus pavyzdys atsidavimo, kantrybės, stiprybės, ištvermės, čia be menkiausio abejonių, jokiais būdais nedrįsk savęs teisti, kaltinti dėl kažko, kad kažko nėra kažkaip, jo, paimk klapą ir susirašyk viską. Absoliučiai viską, 100 000, 50, nesvarbu, dalykų, veiksmų, kuriuos gali daryti su savo vaiku, taip kaip jis gali daryti, taip kaip tu gali daryti ir tiesiog pradėk tai daryti. Paskaityk Kaizeną. Kaizenas yra labai paprastas modelis, kur tu pradedi daryti mažus dalykus. Tai nereiškia, kad tu turi pradėti ant daužyti 5 kartus per dieną kažkokias veiklas. Ne, esmė pradėk ketvirtadienį, paskirk dieną su sūnum, kad jūs eisite į kažkokį playgroundą. Kažkur nueisit į kino teatrą, kažkur tą, ką galite, tai, kas yra jam naudinga kažkokiam formate, kas yra naudinga tau, susirašyk sąrašą ir tiesiog pradėk tai daryti. Paprasta. Tiesiog pradėk daryti. Tu žinai, ką tu gali daryti. Supratau, ačiū Karolė, Mariau, norėjau sakyti, ačiū labai. Žinoma, Erika. Mariau, Valentinai, turit ką nors pridėti? Marius jau pasakė tiksliai, Valentinas. Šitą gerai dabar ryte ir vakare rašausi, už ką esu dėkingas. Čia su Marium, kai pradėjom sesiją. Tai iš pradžių surašiau už viską, esu dėkingas už tai, ką turiu. Turiu savo šeimą, sveikatą ir su kiekvieną dieną to pradėjau kaip ir gilintis, kodėl man nepadėkojus žmonėm, kurie tvarko mūsų planetą. Tarkim, aš kartu važiavau į Spaldingą, žiūriu, ten žmogelis eina šalia to kelio, renka tas šiukšles. Sakau, reikia ir jiems padėkoti už tai, kad jie rūpinasi, ta prasme, mūsų aplinką. Dėkoju medžiam už tai, kad mes gaunam tą orą. Ir sakau, su kiekvieną dieną, ta prasme, tu jau pagalvoji, už ką tu esi dėkingas ir už ką tu dar gali padėkoti. Ta prasme, kas gal ir nesulaukia tos padėkos. Jo. Stipru, Valentinai. Justina, turi gal kažką papildyti, paklausti ar pasidalinti? Labas, buvo labai gražu. Labai jautru. Man labiausiai gal patiko aktualiausias ir labiausiai užstrigo su vaikais. Kai pati pradėjau praktikuoti ir tada girdžiu, kai man didžioji ir mažoji sako, ačiū mama, ir man kiekvieną kartą, kai taip sako, šiurpuliukai eina per kūną, nes tai taip nuoširdu, tai taip tikra, taip net nemoku žodžiais nupasakoti. Kaip tyra. Tyra, jo, tikriausiai tas žodis. Ir jo, tai vat, ką parodo, kad, kas duos geresnį pavyzdį, jeigu ne aš.
savo vaikam ir būtent per dėkingumo praktiką. Tikrai taip, Justina. Aš iš tikrųjų tai dėkingas tiesiog, kad šį vakarą susirinkom, tiksliai dar su Karoliu kalbėjom apie tai, kad ar norėtumėt, kad padarytume, sakykime, 3-4 valandų, nežinau, kokio ilgumo čia gautųsi, bet padarytume kaip workshopą, kuriame klausimų pagalba pasinertume į padėkas, kad tam, kad pradirbti tėtį, mamą, save, kad pradėti nuo savęs. Karoli, gal tu labiau kaip tu įsivaizduoji tą struktūrą papasakoti? Tai dėkui, Mariau. Tai pirmiausiai paimkime paprastą variantą, kaip ir šiandienos temoje. Tai sau, tau, visiems ir už viską. Ir dėkingumas yra įpročio suformavimas. Ta prasme, mes visi prigimtinai esame dėkingi, ta prasme, kūdikis jisai nesupranta, kas yra dėkingumas ir ta prasme, tai vyksta labai natūraliai, tai yra išjautimas, tai yra buvimas, gebėjimas būti momente ir manau, kad workshopas taip ir atrodytų, tai 1 valandėlė būtų tai būtent praktikos ir, sakykime, dėkingumo įpročio formavimas sau. Tuomet pereitume į įpročio formavimą ir praktikų apsirašymą dėkingumą kitiems, kokiam formate, galbūt, sakykime, paimtume pavyzdžius, kaip dėkoti už pozityvius ir kaip dėkoti už negatyvius dalykus, kuriuos mes taip įžvelgiame, jeigu polariškumą matytume. Tai čia būtų magnetizmo principas pliusas, minusas, o tu centre. Ir tas pats su visiems ir tas pats su viskam. Tai būtų tokios kaip pritaikytos gairės visiems 4 sluoksniams. Ir manau, tai būtų ne tik apie dėkingumą, tai būtų ir apie įvertinimą, apie ištekliškumą, gebėjimą pamatyti naudą, pamatyti tai, ką turite, kaip pažiūrėti per gausą, per turiningumą to, kas yra jūsų gyvenime jau ir prie ko jūs galite prieiti. Iš tikrųjų, prie daugybės dalykų galite prieiti lengva ranka ir kaip ir elementarus, pavyzdžiui, pavyzdys, mes visai neseniai kelis kartus susirašėm su Justina, čia dar su keliais LDK bendruomenės nariais, kur įvyko klausimų mainai ir atsakymai. Ir ta prasme, tai ir yra tie dalykai, kuriuos mes visi galime padaryti. Mes galime kažkur nueiti, kažkur kreiptis, su kažko pasikalbėti, susipažinti. Tai vat, jeigu jums būtų įdomu, tai mes tikrai norėtume padaryti tokį rimtą workshopą, kuris iš tikrųjų sukurtų tokį, gal net įvardinčiau, galbūt netgi iš tikrųjų, Mariau, padarom ir Legacy partnerio sesiją, jiems sujungiam su tuo, tai būtų šeimos kodekso sukūrimas, dalinai tai per dėkingumo prizmę ir vertybių, nes, tai dėkingumui yra labai svarbu. Ir jo, manau, tai kažkas būtų tokio. Tai ką jūs manote, tie, kurie klausote, nes mes kaip ir norėtume pradėti ruošti struktūrą tam, kad kokį rugpjūtį kaip ir paleisti, nes aš rugpjūčių dar vieną workshopą turiu, ten su Marium irgi pasiderinsim, tačiau tas dėkingumo ir įvertinimo workshopas, manau, yra labai reikalingas, nes kartais tiesiog pamiršta, kaip gali būti. Ką manote? Aš tikrai būčiau už. Ačiū, Erika. Džiaugiuosi. Irgi prisiimčiau. Mariau, Justina? Prisijungčiau. Aš galvoju dar labai stipriai, nes mano tikslas yra 7 dienų iššūkis naujam mėnesį. Tai labai puikiai tiesiog galėsi į dėkingumą įrašyti, kad padarėjai į dėkingumą savo. Man su 7 dienų iššūkiu buvo lygiai tas pats, Mariau, kai tu sakei padėka tėvams. Žinai, apie ką kalbu, kad man reikėjo pusės metų. Tai su 7 dienų iššūkiu irgi aš praeitą savaitę gulėjau ir galvojau, ko aš ten taip bijau. Ta prasme, aš žiūrėjau visą informaciją, 7 dienų iššūkio. Ir aš neradau eilutės, kurios aš bijočiau, bet aš nežinau, kodėl aš bijau. Tai manau, kad aš už. Tai gerai, tai aš tada dėl detalių, dėl to, kaip įsivaizduojame visą tą struktūrą,
visą kitą susisieksiu tada gal asmeniškai su jumis. Ir šiandien jau einam tada į pabaigą, ar yra dar kažkas? O Justina? Ajo, Justina. Man kur iššūkiai, naujovės, tai mane iš karto įrašykit. Ja, tai, žinai, iššūkiai naujovės, aš nemanau, kad tau dėkingumas yra svetimas, toli gražu, kiek aš tave jau pažinau iš tavo dalyvavimo ir to, kaip tu kalbi ir to, kaip tu tai parodai ganėtinai aiškiais savo veiksmais, kad ir mažom detalėm, to, ką galime pamatyti, tačiau tu pakankamai tai parodai. Tai, ta prasme, tiesiog galbūt išgirsi kažkokią tais frazę, posakį, variantą, galbūt tau vienas iš mano šeimos kodekso modelių patiks, nes tikrai man asmeniškai tai yra labai svarbios sesijos tame darbe, kurį darau. Ir, kaip sakyt, jeigu aš galiu tuo pasidalinti, aš labai norėčiau to pasidalinti. Šiaip lietuvių kalba dar nesu pristatęs to netgi niekam. Taip, tai šitus reikalus tada susidėliosim, susisieksiu su kiekvienu ir galėsim aptarti, kas, kaip, kodėl ir kada. Ačiū visiems, kad atėjot. Taip, dėkui, kad dalyvaujat, kad yra prasmė dėl ko bendrauti ir dėkui Karoliu už tavo laiką ir dėkui visiems, kad prisijungėte. Ačiū. Ačiū jums. Palaukit, nuotrauką. Aš laukiu, ar man. Nuotrauka. Nieko nesako tyliai, tai tu nelauk, kad sakyk, fotkė. Karolis nusisukęs, bet su gražia šypsena, gerai bus. Dėkui, tada visiems viskas, gražaus vakaro. Yeah.